Tai aš labai kviečiu, kad žiūrėsite šitą video, mes įrašą paleisim, tai labai kviečiu paspausti patiktuką. Taip pat, jeigu bus noras, tai pasiekti Sandrą Kundalinį Saran. Jo, tai yra Instagramas, teisingai? Instagram'e ir Facebook'e taip pat. Esi aktyvi naudotoja Facebook'ų visų šitų, ar tokia labiau esi slapukas? Aš visaip man būna, aš tiesiog pagal pajautimą. Dabar esu tokia biški tyloje, nes nėra absoliučiai noro labai daug kalbėti ir kažkuo dalintis, nes jaučiu, kad neturiu ką pasakyti. Tiesiog. Iš tikrųjų turi, bet tu galvoji, kad neturi, žinau tą jausmą. Aš sakau tada, kai manęs klausia. Okay. Ta prasme, va dabar mes susitikom, aš atrodo, Jėzus, tiek turiu visko, ko pasakyti ir galvoju, kaip mes čia tilpsim į tą laiką. Bet be reikalo tiesiog, kad šnekėt apie nieką, nematau jokios prasmės. Tai dėl to yra kaip yra. Aš manau, kam reikės, tas ateis, kam reikės, tas išgirs, kam reikės, kam surezonuos. Tas atkeliausiu iki manęs, nes visata atveda. Žinai, yra vienas dalykas su Kundalinį, būtent tavo praktika, jinai tokia labai, aš pavadinčiau, autentiška ir yra čia hinduizmas? Čia yra iš sikų tradicijos, nes Jogi Bhažanas atvežė 97 metais. Taip, iš Indijos. Jo, ir ten yra, žinai, tos mantros, ten, kaip visokios apsauginės mantros ir toliau. Ir mums kaip vakariečių gali būti, kas labai fainas su tim, kad tu išvirties, pasakai, ką reiškia. Taip. Nes man teko lankyti jogą kažkada senais laikais, ten, kvėpavimus mokytis. Nesako, ką reiškia. Ir aš tai, žinai, toks biškai pasimetęs. Nieko tokio. Čia viskas yra su to okei. Bet, žinai, atrodo iš vienos pusės kaip ir neįprasta mum tokiem. Neaišku, apie ką. Jo, kam, kodėl aš čia turiu sakyti žodį gurų, ten dar kažką ir taip toliau. Ja, vardą gal pasikeisti ir taip toliau. Bet, žinai, aš netgi atmetus tas visus, aš žiūriu netgi dabar, tebūnė, gal tai skambės stačiokiškai kažkaip, bet aš žiūriu kaip, pavyzdžiui, jeigu aš sakau garsą kažkokį, kaip garso terapija. Judu kažkaip ten kvėpuoju, kaip kvėpavimo pratimą. Žinai, tokį žiūriu kūniškai, žinau, kad sakysi, čia netikra joga, žinai, tu čia netaip darai, žinai. Nieko, aš jaučiu, kad man kaip, asmenybė, ego, man padeda, žinai. Taip. Aš ten ne gurų lenkiuosi, ne dar kažkam. Tai klausimas, kiek tavo jogo iš to Kundalinį, svarbu yra, ta visa visuma ir kiek yra, jeigu atmestum viską ir paliktum tik kvėpavimus, judesi, ir garso, pavyzdžiui, praktiką. Kas tada lieka? Ar tai veikia, ar neveikia tada? Man kuom patinka Kundalinį joga, kad jinai yra labai aiški ir struktūrizuota. Yra sudarytos krijos, yra sudarytos sekos. Krijos tai yra kvėpavimai. Kryja yra iš viso kompleksas, į kurią gali įeiti viskas. Ir judesys, ir šokis, ir mantrų dainavimas, rečitavimas, statika, asanos, viskas. Gali būti viena kryja iš vieno judesio. Jinai tiesiog Kundalinį jogui ta seka vadinama kryja. Kažkoks tai būtent tas kompleksas. Ir man dėl ko Kundalinį joga faina, kad jinai yra tokia plati, joje ir to pačio cigūno, ir to pačio ošo purtimuose, ir šokio, ir dinamikos, ir statikos. Šiaip, kaip Jogi Bhažanas sakė, Kundalinį joga yra 16 kartų stipresnė negu bet kokia kita joga, nes tiesiog jinai yra tų jogų rinkinys. Ten susirinko. Hebrytė susėdo, susirinko. Viskas. Ir man dėl to, ta prasme, yra begalė visko. Aš dariau tavo praktiką vieną iš jų ir ten reikėjo ir kažkaip prasipurti. Tiesiog toks nekaltas. Ir jaučiu, kad man sukilo emocijos, kaip ašaros. Nebėga, žinai. Toks jaučiu, kad eik tu savo. Ta puoda, kuris pilnas kažkokių pelenų yra sukratai ir, atrodo, nori išeiti, žinai. Po tos tavo praktikos. Taip nekaltai, bet, galvoju, geras. Taip, ir esmė, kad mes tiesiog Kundalinių jogui nėra svarbu, kodėl, kas, kaip, dėl ko ta emocija, dėl ko ten ta trauma, nesigilina, nesikapsto po praeitus gyvenimus, dar kažką. Tiesiog tikslas yra, tarkim, yra mūsų siela, jinai tyra atėjo į šį pasaulį, kad visa tai, ką mes kaip svogūnas užsidėjom sluoksnis po sluoksnį, kad mes nuimtume, arba sako, kaip mokytoja mūsų labai gerą pavyzdį, purvini langai, ne? Mes po truputėlį su praktikom valom tos purvinus langus ir pradeda matyti šviesa ir mūsų tas tikrasis vidinis tas švitėjimas. Esmė, kad mes negirdim savęs dabar, mes bėgam, lekiam, mums minčių milijonas, esam savo ego, tą pasiekti, tą padaryti, noriu to, noriu ano.
Bet ar tai yra tikri vidiniai sielos norai? Ar dėl to žmogus jaučiasi laimingas? Nu, ne. Labai dažno žmogus negirdi. Tai pas mane tikrai ne vienas mokinys yra pakeitęs apskritai savo gyvenimo būdą. Pas mane aukštinkojom viskas apsivertė. Bet į gerą pusę? Be abejo, viskas tik geryn. Tik geryn. Aš esu balanse, aš esu ramybė, aš esu meilėje, aš esu ryšyje, va, su savo vidumi, su šaltiniu, su visata, su žmonėm. Tvarsi, aš tokia vidinė harmonija jaučiu ir man gera, tiesiog gera būti ten, kur aš esu, su kuo esu ir visada. Nes tiesiog aš galiu rinktis. Aš suvokiu, kad aš galiu rinktis. Žinau, ilgesi jaučiu, kaip pasakai, toks jausmas geras. Taip. Ir visiškai nesvarbu, kas vyksta aplinkui, kundalini joga padeda mums būti ryšyje su visata, būti ant žemės, materialiame pasaulyje, taip, ir būti savo centre, išcentruotam. Nes nėra, kad mes per praktikas, išskridom jau, visai, ne, ten jau nesiekėm kojytėm žemės. Arba visiškai materialius dalykus, kad nueinam. Yra balansas tarp visų čakrų, tarp visų mūsų kūnų. Siekiame būtent tos harmonijos. Aš tą patį jaučiu iš ties, aš nelabai pažįstu, gerai tavęs kelis kartus matėmės, bet realiai matau, kad yra ir, darimas, žinai, ir netgi naujienų visokių pristatymas, galų gale pavadinkim, verslas, ne, kakavo, pavyzdžiui, pardavimas, studijos įkūrimas, tai kainuoja ir žmogiškos energijos, judesio. O išveičiau, čia aš pakliavau, pati viską dariau. Žinai, tas yra labai gražu, žinai, kai yra ir, kaip tu minėjai, visus tos laimė, džiaugsmas, pilnatvės jausmas, balansas, ten ryšys ir toliau, jaučiu, kad čia gyvenu prasmingai. Ir kita dalis, dar aš ir darau, žinai, aš ne tik galvoju, kad taip gyvenu, bet aš realiai taip gyvenu. Taip. Svarbiausia yra nesėdėti, nemedituoti, kaip sako, dėk žingsnį, Dievas 2 žingsnius į priekį už tave padės. Bet turi vis tiek judėti ir dirbti, kaip mano viena draugė, judim bulką, sako, labai man patinka posakis. Tai va, nes savaime niekas nepasidarys. Dievas jisai neturi to materialaus kūno čia ar ne. Ir vis tiek esam toj matricoj, toj materijai, nori, nenori. Tai reikia padėti jam. Tiesiog pačiam pasistengti truputėlį dėl savęs. Kiek jauti, kad reikėtų laiko skirti praktikai, nes yra kiti žmonės, kurie sako, kad man jau nebereikia, aš jau taip gyvenu, aš nuolatos taip gyvenu, man nuolatinė meditacinė būsena arba ten kažkokia panaši, palaimos. Yra tokių žmonių, kurie taip sako, daug dėja, kad tai būtų tiesa. Bet atitinkamą laiką tai būna, bet po to vėl išsiaiškinti. Jo, bet kiek tavo nuomonė reikia ir kada nugesti, nes aš galiu iš savo patirties pasakyti, jeigu nebedarau, man kažkada tai grįžtų į tą tokią tikrą grubę materiją, kur ten jau tie džiaugsmai, jie žlunga, žinai. Tai tavo nuomonė, žmogus, kuris, pavyzdžiui, gal pas tave nori ateiti ar kažkokią kitą praktiką nori daryti, kiek reikėtų jam per savaitę to skirti laiko sąmoningo su savim? Kuo daugiau, tu geriau, aišku, faktas, ne? Tai faktas, bet kuom yra faina kundalini joga, kad jinai jau per 5 minutės, per 11 minučių mes jau jaučiam poveikį. Aš sakau, kad... Žinok, per 4. Per 4. Tai prastai nebairė, žiūri, pirmus kvėpavimus padarai ir ten... Wow! Žinai, kaip kaukulė jau švyti, žinai. Jau, pau. Jo, rimtai, faina labai. Super. Tai va, priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kuris yra, kaip yra, kokiam lygyje, kiek jam reikia laiko. Labai skirtingai. Aš stengiuosi žmonių neapkrauti, kad kurie ypatingai absoliučiai nieko bendro su praktikom neturėjo, aš sakau, 5 minutės per dieną pradžiai skirkite. Po to, 11 jau, ar ne, ateikite į jogą, pasimkite, irgi padarykite kryją karts nuo karto. Po truputuką. Tai turi būti ir vykti per malonumą. Jeigu žmogus jau savo prisistato ir viskas jau stenėdamas eina ant to kilimėlio nepatenkintas, nieko iš to nebus. Jis turi norėti tų pokyčių, jis turi norėti jausti malonumą tą, ką daro, nes pasum irgi, Jogi Bažnas sako, nušliaužkite iki kilimėlio, viskas, stebuklas įvyks. Ir pakel kažkaip už pakarpos. Taip, nes būna pagrindinis momentas pradėti tai daryti, nes kai atsisėdam ir mes kaip pajaučiam tą ramybę, tą palaimą, tą besąlyginės meilės jausmą, su šaltiniu susijungimą, viskas stebuklas įvyksta. Ir viskas, aišku, pasidaro. Bet baisiausia, kad čia labai esu Gintarui Skadui, Hatha jogą pasirinkimą baigiau. Aš jį matau karts nuo kartais ten
Jo, kažką. Labai puikus žmogus, stebuklingas, iš tikrųjų labai daug daro gero, labai daug padeda daugam, visiškai tarnystė yra. Sekite Gintaras Kadas. Pavyzdys irgi jo, yra mano vienas iš pavyzdžių žmogus, kuriuo žaviuosi. Tai jisai pasakė, va, kodėl žmogus, rūpestėlis, reikia. Paskui, nes aš žinau, kad aš visą išgersiu. Nu, tai tai tau ir padariau. Nu, ką jis sakė? Jisai pasakė tokį dalyką, kodėl mes žmonės stengiamės tik tada pradedam kažką daryti, kai mes labai blogai pasijaučiam. Kodėl dvejetas, trejetas ir pasikeliam iki 5-tuko ir taip jau... Jau galvom, kad čia labai gerai. Jau gerai, viskas, normaliai. Nieko nebereikia daryti. Sutinku, ir vėl ta pati dainelė, ar ne? Sakom, kodėl nepakeliam iki 7, 8, nu niekas nesako 9, 10, ar ne? Nu pasistengim savo tą būvį, fizinį, dvasinį pakelti kažkaip. Nu ir po to, jeigu atsitinka kažkokia situacija, galų gale nėra galimybių praktikuoti ar kažką daryti, nu, tai mes turim amortizacijos. Mes turim protą, mes galim. Iki 5 tada nurėdo, mes vis tiek gerai jaučiamės, taip? O visada pastebėjau yra taip. 5, valio, man nieko nebereikia. Nes 2 buvo daryti. Labai skauda, o 5 galvoja, kad yra lyg 10. Taip. Aš suprantu. Ne tai, kad 10, bet jaučiuosi normaliai. Žinai, kaip sako? Normaliai čia. Visada gali būti dar geriau. Taip. Net kai labai gerai, žinok, gali būti dar geriau. Taip. Ir kiekvienas turi tai asmeniškai patirti. Visada. Tai nėra ribų. Jeigu nori žmonės kažkas mokytis iš tavęs jogos, tai gyvai Vilniuje, čia, teisingai, Pilies gatvėje. Pirmadieniais, trečiadieniais, nuo kitos savaitės bus 7 vakare praktikos visada. Taip pat tą erdvę aš rekomenduoju ir mokytojams. Šiaip pas mane yra netgi gruodžio mėnesį padaryti tokią akciją kaip ir idėja, kad tie, kas darot kažkokius renginius, praktikus, turite erdves, reikalinga asmeninė sesija, nežinau, joga, dubenėliai, garsų terapijos, moterų ratai, kakavos ceremonijos, nu kas ką norit. Tiesiog nemokamai siūlau pabandyti erdvę ir tada pasižiūrėti, tada sutarsim kainą ir kažkaip bendradarbiausim. Gerą. Nes, erdvė nuostabi, ta prasme, nėra jinai didelė, jinai yra mažytė, bet labai jauki ir išmedituota. Sakau, po to padarysim džilsiuką, prifilmuosim. Parodysim. O ir online dar darai, ne? Galima online pasijungti. Taip, online pas mane yra rytais nuo 6 ryto iki 7 ryto valandą laiko, rytinės praktikos ir yra dar kundalini praktikos pagal įrašus, kuriuose galite savo patogiu metu tiesiog registruotis. Aš tos įrašus naudoju, man labai patiko. Ne visiems pavyksta ryte ar vakare prisijungti, tiesiog savo metu gali žmogus pasirinkti praktiką, kuri rezonuoja ir ją praktikuoti. Šiaip rekomendacija yra narystė 40 dienų toje Facebook grupėje. Tu labai pigiai parduodi? Nu, euras diena. Kitiems brangiai atrodo. Aš sakau, žinok, Pala, o kaip jūs iš dvasinių mokymų drįstate uždirbti, aiškinti? Kad tu sužinotum, kiek mes investuojame tas dvasinius mokymus, nes kundalini joga yra pati brangiausia joga. Aš jau 4 metai... Kiek to kainavo, pavyzdžiui, vieni mokymai? Čia tiesiog kažkoks, kiek ten sesija, nežinau, 3 savaitės, 4 savaitės, 2 mėnesiai? Metais. Aš dabar baigiau 1 lygį, kuris buvo 9 mėnesiai. Jeigu gali pasakyti, jeigu leidžia sutartis, kiek to kainavo 1 lygis? Aš nepaskaičiuosiu dabar. Nu, plius minus. Per mėnesį kainuoja 270 eurų. Taip. Per mėnesį. Nu tai metai, jo, viską gali paskaičiuoti. 4000. Pasiskaičiuokit. Ir jau 4 metai taip gaunasi. Žiūrėk, apmokestintų pinigų. Ką tai reiškia, tu jau valstybei sumokėjai ir dar ten sumokėjai. Bet čia esmė, kad realiai apie atgavimą, jų uždirbimą, tai čia nežinau, aš apie tai net negalvoju, nes aš nežinau, ar kada nors grįž, negrįž tos investicijos. Kaip padarai, ateina pas tave. Esmė ne tame yra. Uždedi čia tokią lentelę. Žinot, kiek aš... 15 eurų. Man jau tai kainavo 25 000 eurų. 25